Dešinėje Viktorija Kleišmanova, kolūkio pirmininko žmona, geriausia medžėja visoje Tarybų sąjungoje. Kairėje jos arši konkurentė Kristina Valiukevič, nutampiusi visus kolūkio tešmenis. Darbštieji kolūkio traktoristai Manvidoškinas ir Pipirovičius išars, išgers ir suvalgys viską, kas pasipainios kelyje. O, duria lauką? Varim. Rusų darbas. Darbas dabar. Kolūkio visažinės Kazė ir Jadzė, traktoristų žmonos. Jos žino, ką reiškia firminis ženklas Krasnaja Maskva. Kaimo veteranas Olegas, nors pusę gyvenimo ir neatsimena, bet turi ištikimą žmoną Marytę. Aš mokylos nevažiau. Sunkūs laikai atėjo kolūkiečiams. Visi verčiasi, kas kaip išmano. Karolis Gigantovičius Kleišmanas, nusipelnęs palinukas, Lenino anūkas, vėliau pionierius, žymus timūriečių būrio vadas, komjaunuolis, dabar kolūkio iš Šviesų rytojų pirmininkas, besirūpinantis visomis kaimo melžėjomis. Rūpų žmona, susirinkimą vėlųjų, mergik žmona. Pavyzdingos kolūkio komjaunuolės Ona ir Birutė. Jos propaguoja dorą gyvenimo būdą. Ateityje nori tapti geriausiomis šieno grėbėjomis. Praktika jau pradėta. Susirinkimas kolūkio? Pas pirmininką! Vėl nekreipti tos virvės! Skaičiau, Ona! Skaičiau! Sparnau!
turiu būtinai į debesuotą dangų su vėju pakit. Aš tavo žvilgsnį pamilau, galėsiu išplūda dangų debesis. Labą dieną, mano mėly draugą. Primelžiam 50 tonų mokytojų nervų. Protų nepasižymim, bet kaip pasakytų kam jaunuolių prieš ir aktyvistų kritikė, antitarybininkė Gitutė Rudževičiova, iššūkdėm daug fifų ir damų. Prigrebėm 1000 guvų 10-tukų ir 1000 guvų 9-tukų, o mūsų kolūkio pelną bodėjo suskaičiuoti Tamsta Kurmėnovič, Tavarišč, mokytojas Gečiovič, mūsų tarpe iššūkdė daug sportiškų pavyzdingų pionierių. Didingos komunizmo istorijos mes nežinotumėm be Lenino anūkės Rimutės Servanovos, kuri mums visada primindo, kad ir miegančiam kareiviui tarnyba eina. Tarp kolūkinėse krepšinio varžybose tiek berniukai, tiek mergaitės rodė gerus rezultatus. Net pats draugas Brežnevas įteikė jiems pagirimo raštą. Tavarišč, Valia Puišiova apšvietė mus raudonų žinių šviesa. Ir dabar mes žinome, kad Dievų mišką parašė Vincas Mykolaitis Putinas. Apibendrinant mūsų išviesų rytojų, kolūkis visus 4 metus dirbo iš pieties ir vykdė 5-mečio planą. Dar greičiau nei buvo žadėta, nes galime didžiuotis tuo, ką padarėm ir teikti, kad esame verti Pavliko Morozovo vardo. Paragaukim žalio vyno, kol rasa nesugadino, gera būt. Gera būt. Šiandien saulę išlydėkit ir visai nebeskubėkim į namus. Gera bus. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia ir dabar. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia ir dabar. Taip jau pasaulis mūsų sutvertas. Šviesos, šilumos ir vabalų reikia kartu. Būnam čia ir dabar. Rytoj skrisim, šiandien būnam. Aš tau, tu man, aš tavo.